Iranas pagrasino smogti Ukrainai po neseniai įvykdyto Ukrainos smūgio Irano laivui. Iš pradžių Irano grasinimas gali atrodyti sunkiai įgyvendinamas, tačiau pastarieji Rusijos veiksmai šią galimybę daro rimtesnę. Iš tiesų, per naujausią ataką prieš Ukrainą Rusija staiga pakeitė savo reaktyvinių bepiločių orlaivių maršrutą, nukreipdama juos į Kijivą iš okupuoto Donecko. Šis pakeitimas galėjo būti skirtas išbandyti Ukrainos oro gynybą, priversdamas ją reaguoti į neįprastą puolimo kryptį. Dar svarbiau tai, kad puolimas iš Donecko iš esmės atitinka kryptį, iš kurios raketa, paleista iš Irano, galėtų pasiekti pietinę ar rytinę Ukrainą vienu iš trumpiausių galimų maršrutų. Laikas savaime neįrodo koordinacijos, tačiau kelia prielaidą, kad Rusija gali bandyti patikrinti, kaip Ukraina reaguotų į ataką iš tos pusės. Kalbant apie pajėgumus, Iranas turi kelis balistinių raketų tipus, galinčius pasiekti Ukrainą iš savo teritorijos, pavyzdžiui, Emad ir Ghadr, kurių didžiausias nuotolis atitinkamai siekia 1700 ir 1950 km. Panašaus nuotolio Iranas turi ir Seil raketą, kuri išsiskiria tuo, kad naudoja kietąjį kurą vietoje skystojo, todėl ją galima paleisti greičiau. Iranas taip pat teigia, kad kai kurios Khorramshahr raketų versijos gali pasiekti iki 4000 km, nors viešai skelbiami vertinimai labai skiriasi. Net ir mažesni vertinimai reikštų, kad didelė Ukrainos dalis būtų pasiekiama iš vakarų Irano. Jei Iranas nuspręstų smogti, Rusija galėtų padidinti sėkmės tikimybę pasidalindama žinomomis Ukrainos oro gynybos pozicijomis, ankstesniais perėmimo modeliais ir informacija, surinkta per ankstesnes atakas. Rusija taip pat galėtų suderinti savo dronų ir raketų paleidimus su Irano ataka, priversdama Ukrainą sekti grėsmes iš kelių krypčių ir paskirstyti ribotus perėmėjus tarp skirtingų ginklų tipų. Dabartinė įtampų eskalacija tarp Ukrainos ir Irano prasidėjo po naujausių plataus masto Ukrainos smūgių Kaspijos jūroje, kurie taip pat apėmė Rusijos ir Irano logistikos laivus bei infrastruktūrą. Smūgiai buvo nukreipti į Filanovskį naftos gavybos jūrinę platformą, rusišką Molnyje klasės raketinį katerį ir 2 krovinius laivus, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos ir kurie buvo naudojami kariniam kroviniui gabenti tarp Irano ir Rusijos. Svarbiausia, kad buvo pataikyta ir į Irano prekybinį laivą, o Teheranas teigia, kad per ataką žuvo vienas jūreivis. Po šio įvykio pasigirdo grasinimai, Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakchi apkaltino Ukrainą pažeidus EUTI chartiją ir pažadėjo atsakomąją reakciją. Tačiau Ukraina atmetė kaltinimus, Ukrainos užsienio reikalų ministras Andriy Sybiha pavadino Irano grasinimus nepagrįstais ir priminė, kad Iranas nuo 2022 metų tiekia Rusijai ginklus. Be to, Zelenskis pareiškė, kad smūgis Kaspijos jūroje buvo dalis platesnių Ukrainos pastangų sutrikdyti Rusijos tiekimo kelius ir jūrų karinę logistiką. Ukrainos pozicija yra tokia, kad Irano laivas dalyvavo gabenant karinį krovinį į Rusiją ir todėl buvo logistikos tinklo, palaikančio karą, dalis. Iranas tokią motyvaciją atmeta. Irano smūgis dar labiau padidintų spaudimą Ukrainai, atverdamas dar vienas paleidimo kryptį ir pridėdamas daugiau balistinių grėsmių jau ir taip pertemptam oro gynybos tinklui. Ypač Irano ataka reikštų dar vienas paleidimo kryptį ir daugiau balistinių taikinių, kurie darytų spaudimą tuo metu, kai Ukrainai trūksta Patriot perėmėjų. Vis dėlto toks sprendimas Teheranui sudėtingas, nes Ukraina plačiai pademonstravo tolimųjų smūgių galimybės, smogdama giliai Rusijos teritorijoje, o Ukrainos dronai net pasiekė Omsko naftos perdirbimo gamyklą. Atsakas susidurtų su rimtais maršrutų ir oro erdvės apribojimais, tačiau Kijivas taip pat kuria ilgesnio nuotolio raketas, kurios sumažintų priklausomybę nuo lėtų dronų maršrutų per kaimyninių šalių oro erdvę. Tai reiškia, kad Ukraina turi pasirinkimų ir smūgis Ukrainos teritorijoje vargu ar būtų vienpusis veiksmas. Apskritai, Irano pareigūnų retorika ir Rusijos naujų atakos vektorių bandymai verčia Irano smūgio grėsmę vertinti rimtai. Irano ataka sukeltų rimtą naują iššūkį Ukrainai, tačiau tuo pačiu atvertų Teheraną atsakomiesiems veiksmams iš šalies, kuri jau pademonstravo reikšmingas tolimųjų smūgių galimybės. Šis epizodas taip pat parodo, kaip abu karai vis labiau persipina ir nuo pasaulinio karo, kuriame dalyvautų Rusija ir EUTAV, skiria tik keli žingsniai. Galiausiai Iraną gali sulaikyti tik tai, kad neaišku, kaip galėtų atrodyti Ukrainos atsakas, ypač turint omenyje, kad tuo pačiu metu tektų susidurti ir su EUTAV spaudimu, kuris atsinaujino po pastarųjų eskalacijų.
Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją. Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2 mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbiame 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4,99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungė prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.